Vaikučiai, ar rūšiuojate atliekas? Taip. Ar pamokysime gyventojus, kaip tinkamai rūšiuoti atliekas? Taip. Kokios spalvos ir kam skirti rūšiavimo konteineriai? Geltonas konteineris plastiko atliekoms. Mėlynas konteineris popieriaus ir kartono atliekoms. Žalias konteineris stiklo atliekoms. Kokios atliekos patenka į plastiko konteinerį? Plastikiniai buteliai. Plastikinė pakuotė. Polietileno maišeliai ir plėveliai. Plastikinės pakuotės nuo majonezo, padažų, šampūno, Skardinės nuo gėrimų. metaliniai dangteliai, dėžutės, Aliuminio lėkštės. kepimas skardos. Bet ar žinote, kad negalima į šį konteinerį mesti pavojingomis medžiagomis, riebalais užterštos pakuotės? Plastikiniai ir metaliniai buteliai turi būti suspausti. Plastikiniai ir metaliniai indeliai švarūs. Kokios atliekos metamos į popieriaus kartono konteinerį? Žurnalai, laikraščiai, popierius, kartonas, skrajutės, vokai, pakavimo popierius, knygos be kitų viršelių. Bet negalima mesti tapetų, užteršto, laminuoto, kalkinio, blizgančio popieriaus, kortelių su magnetinėmis juostelėmis. Kokios atliekos metamos į stiklo konteinerį? Buteliai, stiklainiai, stikliniai indai, stiklo duženos. Negalima mesti nešvarios, užterštos stiklinės taros, porceliano duženų. Negalima mesti keramikos šakių, veidrodžių, elektros lempučių, ampulių, armuoto stiklo, automobilių stiklų. Jūs, vaikučiai, mokate, kaip rūšiuoti atliekas, tad pasakykime visiems. Rūšiuoti